mes ir dabar, kaip sako, rėžiam koponus nuo tų obligacijų senų, reiškia, apie dabartinę aviaciją kalbėdami. Tai va, tai buvo toks pirmasis periodas, kuris, žinoma, mums nesėkmingai baigės 40 metais, na, bet sėkmingai prasidėjo vėl 90 metais. Tai va, tai aš kiek norėjau pasakyti, o dabar prašau jau pasisakyti pulkininką Zenoną Vėgėlevičių apie jo vargus kuriant karinės oro pajėgas. Darbų ar nuopelnų pasiekimų su tuom, kas buvo padaryta prieškario Lietuvoje, kas buvo padaryta pirmoje Respublikos, kuri iš tiesų karas, pinigų iš tikrųjų nėra, savos valiutos nėra, daug ko nebuvo. Absoliučiai, faktiškai, nuo visiškai nieko pradėtas buvo. Ir potencialas, sakysim, žmogiškų resursų irgi buvo skurdesnis negu 90 metais. Tai minint garbų jubiliejų, tai tiesiog norisi pasakyti, kad tikrai šių dienų pasiekimų negalima sulyginti su tais, kadangi tarpukario Lietuvoje prasidėjo aviacijos pramonė. Iš vis Lietuvoje prasidėjo pramonė tais laikais. Mūsų laikais, mūsų pramonė, kurią ten turėjom, kažkaip tai nuvažiavo žemyn. Gal kažkas buvo ir sąlygota, taip sakant, tos situacijos, kadangi rinka tai buvo tik tai rytinė, faktiškai, o ten irgi viskas traukėsi, tai kai kurie dalykai turėjo numirti. Bet mes, aš mano manimu, praradom tą intelektualinį potencialą, kadangi Lietuvoje labai daug mokslininkų dirbo įvairios srityse, tame tarpe ir kosminėje srityje. Fizikai, kurie, na, dabar ties nevardinsiu, bet tiesiog, jeigu patikėsit, tikrai teko susipažinti 93, 4, 5 metai, ten va, tas dešimtmetis pirmas mūsų, su įvairiausių požiūrių arba gebėjimų žmonėmis. Ir tikrai mačiau didžiulį potencialą, kuris iš esmės nebuvo išnaudotas mūsų. Tai čia tas toksai palyginimas, anie laikai ir šie laikai. Mes šiandien nestatom lėktuvų, išskyrus sklandytuvai, kurie buvo pradėti statyti dar prie sovietų valdžios. Tai tiesiog viskas verda vienam katile. Ir aeroklubas atsiranda ne šiaip savo, kad kas nors, kaip ministras čia neseniai per televizijos laidą pasakė, gal kas ir norėtų sunaikintuvų paskraidyti, bet mes nepirksim. Taip reikia suprasti. Tai jums pasakysiu atvirai. Mane toks posakis šokiravo tiesiog. Ir aš bandžiau ieškoti progų, kai jam pasakyti, tai ką mes perkam skalpelius ir visą brangią įrangą tam, kad chirurgai galėtų ką nors papjaustyti? Turbūt ne. Turbūt chirurgus turim ir juos aprūpinam visais instrumentais reikalingas tam, kad būtų geriau, saugiau gyventi ir ilgiau galėtų žmogus gyventi. Taip ir kariuomenė reikalinga, ne todėl, kad jinai paskraidytų, pavalgytų ar atlyginimą gautų. Tam, kad jinai vyktų tą funkciją, kuri dėrėtų, kuria rūpintis valstybėje. Aš jau šitoj kompanijoje daugmaž esu ne kartą pasakojęs ir nenoriu labai kartotis. Bet pačioj pradžioj irgi buvo sunku, bet prie valdžios buvo žmonės, kurie galbūt ne viską suprato iki galo, bet jautė, kad tikrai reikia kažką daryti. Ir to pasiekoje, na, įgijom tam tikrą laisvę. Mes gal neturėjom pinigų, kiek mums reikia, bet mes buvom laisvi, planuojant ir ieškant galimybių. Tai va, to pasiekoje kažkaip tai atsirado pas mus. Ir Andu iš pradžių, vėlgi tas iš vidaus atėjo, pirmėsiu dar Meškuičio aerodromo atsiradimo, tai 91 metų dar, kada jokios užuominos apie aviacijos tarnybą jokios nebuvo. Vasiliūnas Petras priėjo, rugpjūčio mėnesį ten atvažiavęs į aukščiausią tarybą, priėjo, sako, nu, žiūrėkime, siekim, nuo kažko reikės pradėti. Ot, mūsų aerodromas visai, nu, išlaikytas visą kitą, bet jau jį vis tiek uždarys, suniokos ir nieko neliks. Gal jūs paimkit, vienu žodžiu, į tą.
buvo labai racionalus tuo metu pasiūlymas. Ne todėl, kad mes planavom skrydį su ant dviem. Paprasčiausiai, priimant į darbą žmogui reikia duoti ir stalą, ir kėdę, ir nebūtinai ten šiuolaikinį kompiuterį. Tada visą laiką ant vatmano paišydavom, ten žemėlapių senų kokių susiradę, darydavom skaičiavimus. Tai taip ir šitas momentas. Ir dėka to buvo paimtas aerodromas tas. Toliau, vėlgi pasiūla tais laikais, kadangi klapsas buvo ir Sovietų Sąjungoje, tai begalės pasiūlymų ėjo įsigyti iš jų tenai technikos, įvairiausių lėktuvų, sraigtasparnių, visokiausių priemonių ir ne tik tai to. Buvo kalbama ir apie priešlėktuvinės gynybos priemonės, bet apie jas buvo kalbama apie tai, kad tai buvo divizionas prie Vilniaus stovėjo S-300 kompleksas, tai buvo bandoma, jie tam patys jau ne per mus, ne per karinės oro pajėgas, o tiesiog per aukščiausią vadovybę siūlėsi. Pasilikit mus pas save, mes paliekam visą techniką, leiskit mums čia gyventi, mes apmokysim jūsų žmonės ir bus taip. Politinis sprendimas galbūt tuo metu ir buvo teisingas, kad su tuo nesusidės su tokiais dalykais. Šiai dienai mūsų gynybiniai pajėgumai yra silpnesni, negu jie buvo prieš 10 metų. Netgi tai. Tai galime įrodyti ir pagrįsti visą tai. Kai kam nepatinka, kai kas sako, kad taip pasakydamas aš sukeliu arba iššaukiu paniką žmonių. Aš taip nemanau. Pirmiausia, tam, kad kažką padaryti gerai, reikia tikrai išsiaiškinti, kas padaryta blogai, ne taip. Po to reikia apskaičiuoti, kas turi būti, kaip turi būti, kiek turi būti. Pasitvirtinti nuoseklius planus ir juos pradėti įgyvendinti. Ne taip, kad, kai sako, 6% pakėlėm finansavimą krašto apsaugai. Palyginus nuo ko? Pagal bendrą vidaus produktą šių metų finansavimas yra netgi mažesnis negu buvo pernai metais. Tai ką mes padidinom? Maišą padidinom, bet mes pamiršom, kad infliacija per tas pačius metus irgi buvo 5 kažkas tai procentai. Kad prekės visos, kurios reikalingos gynybos sistemai, jos irgi pabrango.